Iš vonios kambario sklido tylūs garsai. Mažučių kvepalų buteliukų paimamų ir vėl pastatomų ant stiklinės lentynėlės. O aš sėdėjau erdviame kambaryje ant juoda oda aptrauktos kompiuterio kėdės ir klausiausi, kaip tu ruošiesi. Mintimis mačiau, kaip grakščiai tu suimi vieną po kito permatomas stiklo buteliukus, baltų, blizgi perlamutru padengtais nagais ir perskaičiusi pavadinimus, užrašytus juodomis, išraitytomis raidėmis, pastatai atgal. Niekaip negalėdama apsispręsti, kuriais. Šį vakarą pasikvėpimus. Man patinka, kada dvejoji. Kada susikaupusiame tavo veide taip aiškiai atsispindi minčių mozaikos nuotrupos. Ir kartu taip skauda. Taip skauda, jeigu mes abu kartais netyčia pasirenkam ne tuos kvepalų buteliukus. Pagaliau tu pasirodai tarpduryje, abiem rankom pasirėmėjai baltą durų rėmą ir šiek tiek pasvirusi į priekį nusišypsojai. Nusišypsojai plačia šypsena saulės zuikučiai šokinėjančią šviesaus medžio parketo grindimis. Tiesiai į mano širdį. Tavo akis taip spindinčiai blizgėjo. Tamsiai mėlyno tiulio suknelė slydo nuo tavo pečių ir tylaus vakaro šviesos blyksnis, žaismingai atsispindintis nuo šviesių ilgo koridoriaus sienų, bučiavo baltą tavo odos švelnumą. Tu tarstelėjai tik einam? Tačiau šis mažutis žodytis savyje talpino tiek daug.